Labadiena, gerbėmiai. Labadiena. Mes šiandien jum rodysim spygliuočių skiepijimą. Svečiuosi šiandien pas Donatą. Prisistatykit, prašom. Esu Donatas Petravičius, valstybinės įmonės Kazlų Rūdos mokomojo miškų urėdija meistras. Medelyno meistras. Taigi, tai pabandysim tada paskiepint į eglę paprastąją, skiepinsim eglės paprastosios inversa formą. Tai yra svyrančią. Labai įdomu. O darbo eigoj pasikalbėsim apie skiepijimą, kodėl, kam, kaip ir taip toliau. Kokį instrumentą naudosite? Aš naudoju skiepijimo pakiavimo peiliukus. Čia būtent, kol šitam spyglių nuvalymui naudoju vieną peiliuką, nes po to labai apsineša sakais. O po to skiepinu su kitu dažniausiai. Taigi, tai pabandysim pasiruošti mes savo tą skiepijimo objektą. Labai lengvai skutosi šitie eglės spygliai. Reikia nuskusti. Reikia juos va taip paėmėt ir labai jie paprastai nusiima. Pumpuriukus reikia gražiai šalia nupjauti, kad neliktų didelės žaizdelės. Koks skiepijimo laikas turi būti? Kada? Skiepijimo laikas skaitosi kaip teorija, tai kai plus 10 laipsnių jau būna vidutinė temperatūra, tada geriausia būna skiepinti. Bet galima ir vėliau, kada pradeda jau sprogti. Jeigu esam prisiruošę šakelių iš anksto, kaip sakoma, anksti pavasarį, prisiruošę, pasidėję ten Rūsy ar kažkur, tada galima skiepinti ir vėliau šiek tiek, kada pradeda sprogti. Dabar skiepijimo aukštis, dabar mes skiepijam aukštai. Skiepinsim aukštai, dėl to, kad gautųsi tas mūsų nusverimas, į kuo jisai gaunasi iš aukščiau, tuo jisai gražiau atrodo. Spūdingiau. Jeigu žemai paskiepinsim, tai va kaip ir ten tada matėm, tai gausis jinai tokia tik šliaužianti forma. Jo. Tai tada reikia aukščiau sodinti. Tada reikia kažkur aukščiau sodinti, kad jinai svirtų žemyn, ant kažkokio kalniuko, ar rūsio, ar ant akmenų, ar dar ant kažko. O būtent šitą padarysim, kad jinai ant tokio bus gražaus koto ir svir žemyn. Pumpurėlius pašalinam visus. Dabar ūgelis, šitas skiepas turi būti apie kokius 3-5 cm, kad būtų pjūvis. Tai iš viso jisai gali būti apie kokius 5-7 cm. Ilgesnis gali šiek tiek būti. Bet ūgelis turi būti su viršutiniu pumpuru. Taip būtinai. Čia labai svarbu yra. Taip. Šitie vašoriniai pumpurėliai visi jie pasišalina. Ir ūgelį taip pat nuskutam. Ir čia mes šiuo būdu galime skiepyti visus spygliuočius. Taip, šito būdu skiepinasi priglaudimo, čia bus tas toks būdas. Skiepinasi ir pušys, ir kėniai. Kėniai galima ir kitų būdų dar ir įterpimo. Ir kadagiai. Ir tujos netgi. Netgi ir tujos. Taip, šalinam visus spyglius, paliekam tik tai prie viršūninio pumpuro. Taigi, pabandom, aš šitai pasiimu ant čia ir darau tokį šilginį per pusę pjūvį. Aš tai. Pjūvis gavosi neblogas. Taigi, atitinkamai pagal šitą pjūvį, taip pat šičia prisidedam jį greta ir darom šičia pjūvį. Bet jį darom tik tai, propjaunam tik tai odą. Reikia skubinti šitą dalyką priglausti, nes labai išsiskiria sakai. Jau kada sakai pradeda išsiskirti, tada skaitosi ir prigijimo procentas būna labai silpnas ir jeigu tu nelaiku prispausi, dar ten pasižiūrinėsi kažką ir tik po to pridėsi, tai arba neprigis, arba bus silpnas prigijimo procentas. Čia labai svarbus momentas. Taip, labai svarbu. Ir užsukam šitą skiepimo juostelę tvirtai.
Kokiais orais dirbti? Kada lietus gal nelabai. Geriausia dirbti apsiniaugusiu oru, kad nebūtų, tai tada mažiau sakai bėga, kada spygliuočius skiepia. Taip, kad apsiniaukęs oras. Ir patartina skiepinti šį, kaip sakyti, skiepuką iš šiaurinės pusės, kad kuo mažiau išgarintų, jį džiovintų kuo mažiau saulė. Tai va čia aš manau, kad aš tikiuosi, kad kitais metais jau bus šiek tiek ūgtelė ir jau matysis kažkoks rezultatas. Tai va. Ir kitais metais, kada jau jūs matysit, kad šiais metais jau matysis, kad prigijo. Po kelių savaičių jau matysis jau sprogimas šito skiepu. Atrišti šiais metais reikės? Aš ne visus atrišu, aš pasižiūrau, nebent tik atleidžiu, jeigu veržia. Nes būna šitas, kaip pasakyti, poskiepis, jisai sparčiai auga ir pradeda veržti. Tai tada šiek tiek atleidė, bet aš laikau prispaudę, užsuktą dėl to, kad jisai net plištų žiemos metu ar kažkada. Jau po to kitais metais jau visiškai pašalinu šitą juostelę ir nukerpu virš skiepų, kažkur centimetras, 2, nukerpu šią viršūnę. Ne, kitais metais. Jo, šiais metais dar nekirpsiu. Matysiu pagal kaip jisai sprogsta. Pagal prigijimą. Jo, jeigu prigyja, gerai pašalinu ir šiais metais kai kurias. Bet jeigu silpnai matau, kad tas prigijimas toks dar jisai būna, bus spygliuočiais kartais būna. O apatinį dalį kada genėsite? Apatinę dalį geniu kitais metais irgi. Kažkiek šakų galima pašalinti ir šiais metais, išretinti, daleiskim, kokį trečdalį jų. Šiais jau? Jo, galima ir šiais, tai šiek tiek daugiau augimo duosi į viršų. Ir po to kitais metais, jeigu viskas gerai, viskas sprogsta po žiemos, pašalinu visą per vieną kartą arba per 2 kartus visas šakas. Galima ir per vieną kartą? Galima ir per vieną. Geriau per 2. Aš šiaip tai per kelis kartus stengiuosi, per kokius 3 kartus, kad nebūtų to tokio didelio streso. Taip. Taigi ir žinoma, būtina aptepti sodo tepalu, kad nugenėtos vietos. Taip, būtinai. Ir dabar dėl aukščio, vėlgi, čia mes aukštai skiepėm. Jeigu mums reikia žemiau skiepyti, tai turi būti žemesni augalai. Taip, žemesni poskiepiai turi būti. Nes jeigu tenai toks jau kamienas, jau skiepyti bus labai sunku ar neįmanoma. Šiaip skiepinasi į pernai metų ūglį. Labai svarbu. Būtent tu bus, jeigu skiepinsi į 2 metų šitą medieną, tai jinai jau būna, jinai kietesnė ir taip toliau. Ir tas prigijimo procentas, ko gero, bus ženkliai mažesnis. Čia yra didelis skirtumas, nes obelis galima skiepyti ir 3 metų, 4 metų. O čia tik praeitų metų obelis labai svarbu. Galima bandyti, bet, sakau, prigijimo procentas bus tikrai mažesnis. Ir čia mes parodėm vieną iš būdų. Taip, čia yra spygliuočiai šito priglaudimo, šito būdu pagrindinis ir skiepinasi. Galim dar pasižiūrėti dabar, kaip atrodo pernai metais skiepinti ir jau šįmet pradėjo sprogti eglės šitie skiepukai. Taigi, štai čia matome pernai metais skiepintos eglės rezultatą. Tai va dabar šįmet jau gražiai sprogsta. Per pernai metus jinai įskiepinta, iš karto paaugo jau tiek. Matot, poskiepis kada labai stiprus, jisai ir stiprų augimą davė. Taigi, ir va matosi, kaip dabar yra praeitais metais pašalintų šakų. Pašalinta praktiškai iš visos lajos, gal tik trečdalis, gal pusė. Yra apatinių šiek tiek truputėlį šakelių. Tada jau pamatėt, kad prigijo? Jo, pamačiau, kad prigijo. Labai gražiai viskas sprogsta. Aš apkarpiau dalį šakų ir už tai gavosi toks į viršų energijos ir už tai ūgtelėjo tie ūgiai labai stipriai. Ir dabar, va, kaip matote, šįmet jau pilnai sprogsta labai gražiai ir va prigyja. Taip pat šalia va ir kitas. Čia yra nedidelį aukštį skiepinta. Čia skaitau, kad čia nedidelis yra eglės šitos inversos. Aukštis šiaip įspūdingiau, žymiai įspūdingiau atrodo, kada yra įskiepinta į, daleiskim, va tokį aukštį.
arba dar ten aukščiau. Taigi buvo alternatyva arba pernai čia skiepyt, arba šiemet Taip. dar aukščiau. Taip. Tai mes parodėm eglės. Su Taip. pušim tas pats. Ar... Su pušim irgi tas pats, lygiai tas pats principas kaip ir eglės. Tas pats priglaudimo metodas yra irgi naudojamas ir pakankamai sėkmingai jisai pavyksta. O su kadagiais? Su kadagiais šiek tiek sunkiau. Ir su tujomis? Ir su tujomis tas pats, nes yra poskiepiai būna, poskiepių šių metų, kaip pasakyti, praeitų metų ūgis, tai yra jisai labai plonas. Aha. Ir lygiai taip pat skiepukas būna irgi taip pat labai plonas. Tai ten su peiliu skiepijimo jau nepaskiepinsi jų. Reikalinga su ta senoviška skutimo su britvukė, ta britva. Su ją atpjauti ir tai yra, ten sakau, tai yra labai labai jau kruopštus ir labai daug kantrybės reikalaujantis darbas. Kągi, gal mes šitą darbą parodysim kitą kartą. Linkiu, kad bandykite skiepinti ir jūs, nes jeigu mums čia pasiseka, aš manau, kad ir jums pasiseka. Tai yra labai svarbu. Ir kaip man atrodo, tai nelabai sudėtingas kol kas. Tikrai nesudėtinga, tik tai reikia bandyti, praktikos reikia ir po kelių kartų pabandymo tikrai pasiseks bet kuriam. Puiku. Sėkmės jums. Geriausia.